Ir pavyzdžiui, jeigu tu prisimeni, vat, ir per mokymus, ką aš akcentavau, norint sukurti verslą, turi sukurti ne tik tai su tais, kuriais čia ir dabar tu nori daryti pardavimus, bet kurti santykį su tais žmonėm, kurie tave rekomenduos. Ja, ir tada jau automatiškai tavo verslas sukasi, nes esminis dalykas yra apskritai, kad tas santykio sukūrimas tai yra tavim pasitikėjimas. Jo, ir vat čia ir prasideda esminis, ką aš pamačiau, ko dažnai nematau, kas apie tai šnekėtų. Būtent apie psichologiją, apie santykį, apie pasitikėjimą, apie reputaciją. Tas pats, aš kasdien dalyvauju dviejose pusėse. Aš vienu atveju būnu pirkėjas buto, kitu atveju aš būnu pardavėjas buto. Ir aš lygiai taip pat matau... Vis dar? Gerai, pardavinėti jau šiek tiek jau duodu, pusę buto atidaviau partneriai, bet pats vis tiek mėgstu čiupinėti, jausti tą rinką, kad dar suprasti, kas vyksta, nors greitų metų turbūt ir tam... O kodėl atidavinėjai? Todėl, kad namus pradėjau statyti ir ten mačiau, kad reikės daug laiko ir nebeturėsiu laiko. Man patinka pardavinėti, kad nesuprasti. O kodėl dar pardavinėjai? Atidavėjai tiksliau? Praeitą savaitę šiaip jinai pardavė butą. Ir aš pajutau, kaip man gera, kad kažkas pardavė, kur nebe man reikia fokusą numušinėti verslą. Iš esmės, aš ką pamačiau, kad žmogus gali daug labiau be emocijos, tiesiog jis mato mūsų projektą, kad fainas projektas, jam reikia surasti tiesiog žmogų, kuris norėtų tą projektą nupirkti. Mano atveju buvo toksai, kur čia mano projektas, aš jį dariau, mes čia kiek laiko pridėjom. Ir iš tikrųjų man tai patinka, aš netgi sakydavau, nėra fainesnio dalyko, kaip girti savo darbą ir gauti už tai pinigus. Bet aš pamačiau, kad man žiauriai per verslą numušinėja fokusą. Nes aš tada labiau galvoju apie pardavimus, o verslas ne tik iš pardavimų susideda.